Praėjusioje laidoje daugelį nustebinome viduržemį prabildami apie erkinį encefalitą. Dabar tęsime šią temą ir aiškinamės, vakcinavimas reikalingas ar ne. Nes iš ties daug žmonių yra suglumę ir negali apsispręsti, ką mano medikai ir kodėl šiuo metu labai akcentuojamas būtent erkinis encefalitas. Pastaruoju metu vis dažniau jauni tėvai tarpusavį kelia klausimą, ar skiepysi savo vaiką. Neretai išgirstam argumentų, kad to daryti nereikėtų, nes vakcinos žaloja sveikatą. Kai visuomenė tapo atviresnė informacijos rautui, tokios negatyvios nuomonės pradėjo klaidinti žmonės. Ir dabar jie nebežino, ar skiepai gerai ar blogai. Specialistai sako, kad skiepai tiek veiksmingi, kad jie tampa savo sėkmės įkaitais. Žmonės nebemato ligų. Tai yra puiku, tai yra nuostabu, nebėra raupų, beveik nebėra poliomielito. Lietuvoje nebėra tymų, nebeturim ką studentams parodyti, aš neturiu savo darytų skaidrių, tai nuostabu. Kai šito nėra, žmonės užmiršta, kiek sunkios tos lygos buvo. Ir tada didžiausią susirūpinimą kelia trumpalaikis paraudimas injekcijos vietoj, trumpalaikis temperatūros pakilimas paskiepytam vaikui, todėl kad žmonės nebemato tos lygos, nebemato to, ko išvengiam įskiepydami tą vakciną. Medikai informuoja, kad Lietuvoje esančios vakcinos yra tokios pat kaip visoje Europos Sąjungoje ir kad tik pavieniams atvejams po skiepo būna nedidelis karščiavimas ar paraudimas vakcinacijos vietoje. Tačiau anot gydytojų, atsisakant skiepų galima prisišaukti seniai užmirštas problemas. Deja, epidemiologijos dėsniai yra lygiai tiek pat griežti kaip fizikos, gamtos, kitų mokslų dėsniai. Ir deja, tie dėsniai sako, kad galima būtų netgi formulę parašyti. 100% yra vakcinų skiepijimas plus lygos. Kitaip sakant, trečio kelio nėra, arba vakcinos įskiepijimas, arba lyga. Ir deja turim daug pavyzdžių, prisiminkit 94-95 metų difterijos protrūkį Lietuvoje. Atrodytų lygos, apie kurią jau visi kalbėjo, kaip suvaldyta, likviduota, sutriko skiepai, difterija sugrįžo. Artėjant pavasariui verta pagalvoti apie dar vieną vakciną – skiepą prieš erkinį encefalitą. Tai yra liga, apie kurią reikėtų informuoti ir dabar yra labai geras laikas apie tai kalbėti, gal tai skamba paradoksalu, laukia šalta, sniegas, erkės giliai miega, bet būtent dabar geriausias laikas skiepyti erkinio encefalito vakciną, todėl kad pilnam skiepijimo kursui reikia maždaug 3 mėnesių. Jeigu pradėtume skiepą šiandien, antra dozė būtų už mėnesio, trečia dozė dar už mėnesio, tik tada po tokio ilgo laiko imuninė sistema pasigamina visas gynybai reikalingas pajėgas, antikūnus ir sulaukus pavasario sezono žmogus būtų sveikas. Maždaug trečdaliui žmonių persirgusių erkiniu encefalitu visam gyvenimui išlieka šie simptomai – galvos skausmas, miego, dėmesio sutrikimai, emocinis dirglumas, elgesio pokyčiai, raumenų aktyvių judesių silpnumas. 9% susirgusiųjų tampa nedarbingi. Yra ir mirties atvejų, ir tie mirties atvejai, jie tiek užsikrėtus įsisegus erkiai, tiek užsikrėtus per ožkų pieną. Lietuvoje tai yra problema. Lietuvoje vis dar naudojamas nepasterizuotas pienas ir galvijai gali sirgti erkiniu encefalitu, ožkos besiganančios pievose, besiganančios pamiškėse gali sirgti erkiniu encefalitu. Ir nepasterizuotas pienas, reiškia nepakaitintas jų pienas, gali būti pavojingas ir Lietuvoje yra buvę tokių mirties atvejų. Nutarusiems pasiskiepyti prieš erkinį encefalitą reikia žinoti, kad antroji dozė leidžiama praėjus 1-3 mėnesiams, trečioji po 9-12 mėnesių. Po 3 metų skiriama pirma palaikomoji dozė, kitos kas 3-5 metai atsižvelgiant į amžių. Mes nieko nebegalim padaryti po to, kai erkė jau įsisegus. Visiškai nesvarbu, kiek ilgai erkė buvo įsisegus, todėl kad virusas yra erkės čiulpimo aparate ir jeigu jau erkė buvo įsisegus, jeigu jau buvo oda žmogaus pažeista, tas virusas galėjo patekti.
Todėl iš tiesų grįžtam prie to, kad veiksmingiausia profilaktikos priemonė būtų skiepai ir tą reikėtų padaryti iki prasidedant sezonui, būtent dabar būtų labai geras laikas. Anot medikų, skiepų vakcinos prieš erkinį encefalitą yra visiškai saugios, tačiau Lietuvoje tik 7% žmonių yra pasiskiepiję prieš šią ligą, kai tuo tarpu Austrijoje apie 90% gyventojų yra pasiskiepiję prieš erkinį encefalitą. Lietuvoje galima pasiskiepyti klinikoje Endemic.